Mėly Lietuvos žmonės, kolegos. Vyriausiai rinkimų komisija baigė partijų registraciją. Partijos į savo sąrašus kandidatus susidėliojo pagal tik joms vienoms suprantamus prioritetus. Juose galima pamatyti visko - ir aktyvių veikėjų, ir neveikėjų. Šitoj vietoje reikėtų suprasti, kad čia tik politika ir tikrai nieko daugiau. Tai tokia ta sąžinė, kuri nieko bendro neturi su gražiom kalbom ir pažadais. Labai tikėtina, kad skandalų po spalio 13 dienos bus ne ką mažiau nei dabar. Nors tikrai norisi tikėti, kad klystu, duok Dieve. Kaip matome, Lietuvoje vėl atsirado naujų politinių judėjimų, kurie jau spėjo įsivelti į tarpusavio rietenas, vienas kito žeminimą, purvų pilstymą ir ta nesantaika tik auga. Bežiūrint kyla daug retorinių klausimų. Ar šios naujos partijos atneš ką nors naudingo Lietuvai? Ar naujame Seime vėl vyraus konfliktai ir peštynės, užgodžiančios darbą tėvynei ir tautai, kurios vertybės ir orumas dažnai lieka paminti? Ar ir toliau viršų ims politinės prekybos interesai, kuriems nepavykus bus ieškoma naujų būdų susidoroti? Pasak signataro Algirdo Andriukaičio knygoje, tai yra politinis pardavimas. Ir daryk, ką tu nori. Deja, tokia matyt kultūra, kuri niekaip neišraunama su šaknimis. Bet gal ateis ta karta, tie žmonės, kurie nuvalys dėmes nuo motulės Lietuvos apdaro. Lietuva, mūsų senolė motina, dabar patiria didžiulį spaudimą keistis. Ja norima pervilkti moderniais auksiniais rūbais, kuriuos liberalios valdžios atstovai laiko madingais ir šiuolaikiškais. Jiems juk mažai te rūpi lietuvių kalba ir mūsų žemė, kurioje gimė mūsų tauta. Lietuva šalis, niekada neužkariavusi kitų, bet išaugusi iš mūsų protėvių darbo, kovos ir dvasios. Ši dvasia buvo perduota iš kartos į kartą. Už ją atiduota tiek daug aukų ir dvasios. Išgyventi karai ir tremtis. Ir nors ši dvasia dar gyva, ji pavojuje dėl pastaraisiais metais įsigalėjusios liberalios valdžios politikos. Atrodo, kad ši valdžia, menkindama asmenybės, nori pakeisti Lietuvos veidą, tuo slėpdama savo pačios dėmes. Ministrų skandalai, brangios vilos karo metu, pedofilijos skandalai, prabangus Lietuvos banko automobiliai, įsigyti už mokesčių mokėtojų pinigus, o kur dar igničio manipulacijos su elektros vartotojais, poetų, kunigų menkinimas. Visa tai tik keletas pavyzdžių, kaip mūsų tautos vertybės ir tradicijos yra išduodamos. Netgi per dainų šventę matėme, kaip politikas stengiasi perrašyti istoriją. Pavyzdžiui, Salomėjos Nėries eilės kaip žydėjimas vyšnios, priskiriamos kitiems jas atlikti. Tiesiog nutilėta poetės pavardė. Taip, gal Salomėja turi dėmę, bet meluoti per didžiąją dainų šventę, kai jai sukanka 100 metų, kad autorius yra kitas, o ne ši poetė, tai yra tikrai nepadoru. Tai tikrai buvo minioje jausti didžiulę gėdą. Seime ir toliau begėdiškai ir atvirai diskutuojama apie narkotinių medžiagų legalizavimą. Maža to, kad taip nuodijamas mūsų jaunimas, tai yra prilyginama progresui, baisiau nei baisu. Vėlgi retoriškai klausiu, kuogi taip nusikalto mūsų senolė motina Lietuva ir jos vaikai. Negi neužtenka Matuko istorijos, kuri turėjo tokią pabaigą tik dėl nuožmių tėvų gyslomis tekėjusio narkotinėmis medžiagomis užteršto kraujo. Kaip būsimieji tėvai elgsis su savo vaikais? Kokia kalba tie vaikai kalbės? O gal jie bus auginami tam, kad Lietuva pavirstų į vieną didelę Amsterdamo gatvę, kurioje beje jūsų žiniai
jau yra draudžiama Laikas. vartoti žudančius svaigalus. Baigiu, pirmininkė. Motina Lietuva užaugino ne tik mūsų protėvius, bet ir jūs, kurie ją skriaudžiate ir bandote perinkti svetimų rūbų, išdarkydami mūsų kalbą, bandydami įteisinti narkotinės medžiagas. Kur buvote paauglystėje per Lietuvos istorijos, lietuvių kalbos, literatūros pamokas? Turbūt tikrai ne mokykloje. Liko 2 mėnesiai iki Seimo darbo pabaigos. Aš prašau visų jūsų. Tik nesuminčiukite visiškai Lietuvos širdies. Dažnai kartoju, pasikartosiu vėl. Mūsų tėvynė, mūsų atsakomybė. Ačiū.